Tai labas vakaras susirinkę mūsų kolegos, dar nedaug, bet matau, kad jungiasi vis po truputėlį. Tai ką, sveikinu atėjus pavasariui. Ačiū. Tikiuosi širdyje pavasaris, tikiuosi, kad darbuose jau sproksta pirmieji pumpurai ir greitai sužydės gėlės ir greitai sužydės jūsų rezultatai. Na, o tam, kad tie rezultatai sužibėtų ir sužydėtų, tai iš ties Zinzino mums paruošė puikų mėnesį. Iš ties kovas, nuostabus mėnuo. Ir tikrai daug kas kvalifikavosi į ECBX kvalifikacijai, tai kovo mėnesis. Nuo mūsų aktyvumo, nuo mūsų darbo mums duos, vietoj vieno žiedo duos 3 žiedus. Tai tokiu būdu toj vazoj bus vietoj vienos gėlytės, bus 3 gėlytės. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nuo vieno užregistruoto partnerio 150 kreditų mes šį mėnesį gausime 450 kreditų. Tai yra žymiai daugiau. O tai reiškia, kad mes ir uždirbsim daugiau ir naujų titulų pasieksime greičiau ir lengviau. Tai šiandien buvo išties nuostabi paskaita, nežinau, ar teko visiems klausyti, ar visi galėjote klausyti paskaitą, bet galbūt yra tokių, kurie negalėjo dalyvauti paskaitoje ir negalėjo klausyti. Tai aš galiu pasakyti, kad į elektroninius paštus atsiuntė mum jau šitos paskaitos įrašą ir galima jį pasižiūrėti. Dabar ką reikėtų daryti šitoje paskaitoje su tais įrašais? Elektroninį paštą jūs gavote pranešimą, kad čia yra įrašas, ten yra pasvardas, slaptažodis. Tai įsirašote slaptažodį ir atsidaro jums video. Pasileidus video, jūs pamatote, kad jis yra anglų kalba. Tačiau reikia nebijoti, va čia bus gaubliukas nupieštas, nes būna taip, originali kalba anglų, bet paspaudus gaubliuką, jūs galite išsirinkti jums norimą kalbą. Lietuvių, rusų, lenkų, kokios tik turkų kalbom, kokios tik tai norite kalbos. Išsirinkus lietuvių kalbą, šitą paskaitą, kuri vyko, tas vadinamas, šiandien 16 valandos tas susitikimas bus lietuvių kalba. Ir jūs tokiu būdu galėsite viską pasižiūrėti lietuviškai. Tai, sakyčiau, labai faina, man patiko labai paskaita, nes dalinasi patirtimis, kaip kiekvienas iš lyderių supranta visą šitą ECBX kompaniją ir ką jie darys, ką jie planuoja daryti ir kaip išnaudoti šitas kompanijas. Tai aš iš savo pusės pasakysiu labai paprastai, kaip aš ją suprantu. Tai mes galim karjeros laipteliais kilti žymiai greičiau, 3 kartus lengviau su ECBX kompanijom. Jos būna tik kelis kartus per metus. Tai labai dažnai būna lapkritį ir pavasarį. Tai tie periodai, kur labiausiai kompanija auga, nori paskatinti dar didesnį augimą įmonę ir jie sugalvoja tokias akcijas, tokias pagalbas mums. Pinigai didesni neateis, jeigu mes nebūsime aktyvus. Tai tik tai už naujų klientų ateimą mes gauname padidintus 3 kartus kreditus ir už naujų partnerių ateimą mes gauname padidintus 3 kartus kreditus. Kreditai nedidėja už tiesiog vartojimo produktų, už tai, kad nusiperka kažkoks jūsų klientas vieną aliejaus buteliuką prenumeratos būdu ar kelis nusiperka produktus prenumeratos būdu. Tie kreditai nedidėja. Didėja tik naujų klientų prisijungimo kreditai ir naujų partnerių ateimo kreditai. Dėl to verta, iš ties šį mėnesį pasistengti, kad jų ateitų daugiau. Dabar, nors ir labai daug mūsų partnerių turi ECBX kvalifikaciją, tačiau ne visiems pavyko dar praeitą mėnesį įvykdyti tą kvalifikaciją. Tai kas yra gerai, tai kad šį mėnesį taip pat yra akcija duota, kaip kvalifikaciją gauti, jeigu nepavyko jos gauti per praėjusius mėnesius. Per praėjusių mėnesį, per vasarį. Tai mūsų verslo puslapyje yra aprašyta, ten kur kampanijos, paspaudus aprašyta
ką galima padaryti, norint kovo mėnesį kvalifikuoti, sekantis šansas, kaip sakoma, kvalifikuotis kovo mėnesį. Tai ta šansas, sako, labai paprastai, yra 3 būdai. Pirmas būdas - surinkti 8 taškus. Tai 8 taškai, tai reiškia, kad mes juos galim surinkti, jeigu pakviečiam vieną partnerį, gaunam 8 taškus. Jeigu ne, galim rinkti po 1 tašką, už papildomus produktus mes gaunam po 1 taškelį. Tai galima 8 produktus ir įvyksta 8 taškai. Antras būdas - tai yra nusipirkti savo ECB kitą, kolageno boost kitą. Jeigu nepavyko praeitą mėnesį, šį mėnesį galite nusipirkti ir tokiu būdu taip pat įvyksta jūsų kvalifikacija. Ir beje, už šitą pirkinį taip pat jums 3 kartus daugiau įkrenta kreditų. Ir trečias būdas - pasikviesti naują partnerį. Tiesiog pakviesti naują partnerį kovo mėnesį ir tas partneris bus kvalifikavęsis šitai premijai, šitai, reiškia, kampanijai ir taip pat ir jūs vykdysite kvalifikaciją. Taip, kad yra keli būdai. Aš manau, kad labai smagu, kad jie padarė šitą galimybę tam, kas naujai prisijungia, pavyzdžiui, arba kurie nepavyko, kuriem prisijungti per praeitą mėnesį. Manau, kad tai puikus būdas įvykdyti kvalifikaciją. Dar vienas, kas yra svarbu ir žinoti apie akcijas dabartinės, apie kvalifikacijas, tai pačius aktyviausius partnerius iš Baltijos šalių ir iš Skandinavijos Zinzino nominuos ir kvies nemokamai nuvykti ir pabūti Zinzino ofise su viešbučiais, su lėktuvo bilietais, kompensacija, su maistu, su pragyvenimu, žodžiu, su viskuo. Taip, kad galima čia paskaityti, kokią reikėtų atlikti, kokį darbą. Realiai tai kviesti į komandą prisijungti partnerius. Kas bus aktyviausi, nemažai žmonių, iš tikrųjų ir mūsų komandoje, Vytenis irgi labai aktyvus yra šioje kvalifikacijoje, na ir kitų lietuvių yra, bet Vytenis mūsų komandoje tikrai, manau, kad aktyvus ir labai gali pasiekti šitą kvalifikaciją. Taip, kad tikrai puikios akcijos, pagrindinės 2 ECB kit, sakyčiau, jie reikėtų labiausiai koncentruotis ir stengtis, pasimti maksimum iš Zinzino. Dar vienas puikus pranešimas įvyko, kurį galima pasiskaityti, tai Zinzino, taip, to aš atidarysiu, Zinzino praeitų metų ataskaita, finansinių metų ataskaita, kuri iš tikrųjų yra įspūdinga. Ją galima pasiskaityti Zinzino interneto puslapyje. Šitoje finansinėje ataskaitoje už 24 metus mes matom įspūdingus skaičius, įspūdingą augimą, pačią istoriją Zinzino, kada jinai prasidėjo, kokios šalis atsidarė, kokios apyvartos buvo palyginti su praeitais metais. Ir tokiu būdu mes sužinosime šiek tiek daugiau apie pačią įmonę, apie jos finansus, apie jos skaidrumą. Viskas yra pilnai skaidru. Ir augimas įspūdingas palyginti su 23 metų, 24 metais iš tikrųjų buvo labai didelis augimas, tai aš labai džiaugiuosi. Ir kas norėsit, kas žingeidus, galite pasiskaityti pagal šalis, kokios apyvartos kaip augo, pagal produktus, segmentus kaip auga, kokios apyvartos, žodžiu, čia yra daug. Ir viso to pasekoje mes turime dar vieną nuostabų dalyką. Nežinau, ar jūs kiekvienas ar domitės, ar nesidomit, tačiau noriu jums parodyti. Tai pabandysiu kažkaip tai parodyti. Tai gal dabar pavyks. Kaip čia padaryti? Dokumentų. Va. Ok. Va, matosi. Zinzino akcijos. Iš tikrųjų, įspūdingi skaičiai Zinzino akcijų. Ir
dar vienas būdas uždirbti. Turbūt mes čia visi susirinkom ne tik tai, kad daryti gerą kitiem, aišku, tai ir turbūt pagrindinis motyvas sveikatinti žmonės, bet taip pat ir uždirbti. Tai sakyčiau, čia dar yra vienas būdas uždirbti ir tas būdas, kuris leistų jums džiaugtis nuo visos Zinzino apyvartos didėjimo. Nes tikrai apyvartos ypatingai didėja ir plėtra dabar pati didžiausia visoje Zinzino istorijoje, pati didžiausia plėtra vyksta dabar ir kokius 5, gal 10 metų vyks jinai. Ir nuo šitos visos plėtros, nuo viso šito augimo Zinzino mes taip pat galim užsidirbti tikrai nemažus pinigus. Pasižiūrėjus, kaip pasikeitė Zinzino apyvarta per paskutinius, sakykime, vien tik pusę metų, tai sakyčiau labai paprastai. Paprastas pavyzdys. Tie, kas nusipirko akcijų 100 eurų, jų vertė dabar 160 eurų. Tie, kas nusipirko akcijų už 1000 eurų, jų vertė 1600. Tas, kas už 10 000, jų vertė 16 000. Kitaip sakant, investavus į akcijas, čia mes galim užsidirbti tikrai ne vieną atlyginimą dar papildomai prie uždirbamų Zinzino pinigų, kur moka Zinzino už plėtrą. Tai mes čia dar galime uždirbti dar tiek pat, o kai kas galbūt ir dar ir daugiau, priklausomai nuo noro investuoti, bet siūlau pagalvoti apie investiciją, nes visgi plėtra nusimato ir kuo didesnė plėtra, tuo didesnės apyvartos, tuo didesnės pajamos, tuo didesnis pelnas, tuo didesnis yra akcijų vertė. Taip kad niekada nevėlu, nors ir kažkas tai matėte, kiek kainavo akcija prieš pusmetį, bet pamatysit, kiek jinai po pusmečio dar kainuos. Taip kad manau, kad tikrai geras būdas dar papildomai gauti vieną atlyginimą ir džiaugtis nuo ne tik tai savo darbo atlyginimu, bet ir džiaugtis visos Zinzino plėtros ir nuo visos Zinzino pelno dalies padidėjusiam savo akcijom. Ir beje, šiais metais, kaip pranešė, dividendai bus mokami 4 sekai. Tai reiškia 40 euro centų nuo vienos akcijos. Tai tie, kas turi 100 akcijų, tai 40 eurų. Šiais metais gegužės mėnesį dar papildomai gaus. Kas 1000 akcijų, aišku, 400 eurų papildomai dar gaus. Taip, kad tikrai nemaži visai pinigai ir puikus būdas investuoti. Taip, tai galbūt turim kažkokių klausimų, kuriuos norėtumėt paspręsti. Praeitą savaitę iš tikrųjų buvo labai įdomi, buvo labai aktyvi. Ši savaitė irgi taip pat aktyvi, turėsiu vieną čia tokį interviu su BNS agentūra, kuri klausinės ten apie mėsos įtaką sveikatai, žodžiu, ką valgyti vištieną, kiaulieną ar kuo skiriasi ir panašiai. Tokias bus aktyvi, įdomi paskaitėlė, kuriai ruošiuosi. Na ir turėjom dar vieną labai gerą susitikimą su mūsų partneriu Jonu Damkum, kur manau, kad turėsim gerų sprendimų, gerų tyrimų ir jie ateityje, manau, kad bus naudingi mums sužinoti žarnyno savo sveikatą. Taip, kad ateityje bus daugiau informacijos. Kol kas dar neturiu pakankamai, bet labai greitai bus. Taip, gal klausimėliai. Labas, Vyteni. Iš tikrųjų, tai galbūt galėtum tokį trumpą intro, nes aš negalėjau dalyvauti tame susitikime su Kazakstano šitą mokslininkę ir Jonu Damkum, bet aš žiūrėjau įrašą, dalį įrašų žiūrėjau, tai ačiū labai. Tai man jau manau, kad tai labai, labai stipru bus jau vien tik tais domintis teoriškai ir su mūsų įdirbiu su ląstele, eritrocitų membrana ir dabar va štai žarnyno tyrimas, tai manau mes būsime labai, labai stipriai pažengę. Aš manau, Vyteni, kad mes turėtumėm šiek tiek palaukti ir tada, turėsim visą tą informaciją jau apdorotą, kol kas dar kol jinai nesuvirškinta, tai manau, kad per anksti dar šiek tiek kalbėti. Mažą teaserį komandai. Mažą teaserį komandai. Kaip jūs žinote, kad Zinzino greičiausiai, kad šiais metais integruos kraujo tyrimą, kurį taip pat pridavęs iš piršto, pamatysi ne tik tai ląstelės sveikatą, bet pamatysi
kraujyje esančių tam tikrų dalelių kiekius. Ir tos dalelės atsiranda dėl žarnyne gyvenančių mikrobų. Ir labai didelis, visuomenės paskutiniu ypač metu labai didelis susirūpinimas savo sveikata, būtent dėl žarnyno sveikatos pažeidimų. Kaip jūs žinote, visa mūsų kūne, tiek ant odos, tiek visose gleivinėse mūsų, tiek ir žarnyne taip pat gyvena tūkstančiai milijonų bakterijų, virusų, grybelių, įvairiausių mikroorganizmų. Ir tie visi mikroorganizmai tiek gleivinėje, tiek ar ten būtų gerklėje, ar nosyje, ar ausyse, ar ant odos, ar žarnyne, ar visam virškinimo trakte, nesvarbu kur, jie daro ypatingai didžiulius vaidmenis. Tai paskutiniai tie metai, sakyčiau, buvo ypatingai tokie lemtingi mūsų sveikatai. Paskutiniai, sakyčiau, gal 5 metai, ypač COVID periodas, kai ta perdėta dezinfekcijos tas taikymas mums iš tikrųjų davė teigiamus aspektus sveikatai išlaikyti, apriboti nuo patogeninių kažkokių tai mikroorganizmų, nuo bakterijų, kurios puolė, virusui, bet taip pat ir pakenkė stipriai. Nes kuo mes gyvenam tokioj, taip pasakysiu, sterilioj terpėj, tuo mes turėsim daugiau sveikatos problemų. Nes tie visi virusai, bakterijos, jos mums reikalingos imunitetui tiek ir stiprinti. Tai vienas aspektas, kad tas sterilumas yra negerai taip pat. Turbūt pastebėjote, kad neprižiūrėti vaikai, kurie ten tų ne visiškai gerai gyvenančių žmonių, jie praktiškai mažiau serga negu tie, kurių prižiūrėti vaikai, kurie labai steriliai, labai saugiai, šiltai, patogiai gyvena. Tai yra išties tendencija, nes tie vaikai, kurie mažiau prižiūrėti, jie gal laksto basi, gal jie ten valgo, ima nuo žemės, bet ką, ten pakelia, suvalgo. Tokiu būdu jie savo organizmą aktyvuoja ir tą imunitetą aktyvuoja, taip pat jie mažiau serga, jie stipresni yra. Tai jie gauna didesnį kiekį tų bakterijų ir tos bakterijos daro unikalią įtaką jiem, stiprindami taip pat jų sveikatą. Tai va, tai čia COVID periodas buvo toks lemiamas, sakyčiau, ir kitas dar COVID periodas lemiamą vaidmenį suvaidino, tai kad žmonės pradėjo užsisakinėti taip pat ir tą maistą į namus. Ir tokiu būdu per daug to perdirbto maisto labai valgė. Tas emocinis fonas buvo, kai norėjosi kažko tai šiek tiek nuraminti save, tai visokio šlamšto prisivalgė perdirbto maisto, o tas perdirbto maisto vartojimas ypatingai daro didelę žalą žarnynui. Nes kuo mes daugiau valgom kepto maisto, daug baltymų turinčio maisto, ypač mėsos perdirbtos, aukštoj temperatūrai paruošto maisto, cukraus daug turinčio maisto, mūsų tas žarnynas ypatingai kenčia. Nes pradeda vienas dalykas daugėti tų bakterijų, kurios maitinasi tuo maistu, cukrumi ir panašiais, bet kitas dalykas tie metabolitai, kurie vartojant tokį maistą susikuria mūsų žarnyne, tai skatina uždegiminius procesus. Ir va toksai ypatingai didelis sterilumas ir ypatingai didelis tokio maisto vartojimas privedė prie žarnyno sveikatos sutrikimų maksimalių. Ir šiandien dienai mes turim didžiulės problemas. Tai sakyčiau, tie tyrimai, kurie ateina pas mus, jie ypatingai svarbus ir ypatingai savalaikiai. Tai sakyčiau, kad jie bus labai unikalūs, tačiau jie bus ne tokie ir lengvi. Jie bus pakankamai sudėtingi ir ne kiekvieną čia mes galėsim taip paprastai duoti kažkokius patarimus. Manau, kad sistema, ta, kurią Zinzino sukurs, jie duos sprendimus, o mums reikės tik tai ištransliuoti, mokėti išaiškinti tam žmogui, pasakyti, va žiūrėk, perskaityk, tau yra parašyta, kokį maistą reikia vartoti daugiau, kokio maisto vengti vartoti, kokio visai maisto atsisakyti ir tada kokius tau naudoti vitaminus, kokius mineralus, kurie tau svarbus, kad ten žarnyne daugėtų tų gerųjų bakterijų, kokius tau skaidulas naudoti,
kokius antioksidantus naudoti. Ir taip pat gali būti tenai parašyta, kad prašome kreiptis pas gydytoją, kad jis duotų tau siuntimą išsamesnių tyrimų ir gal netgi antibiotikų naudojimų. Tai ten gali būti įvairių tokių sprendimų duota tame tyrime. Tai va, tai laukia įdomus laikas, labai svarbus laikas ir manau, kad tai nauja dar viena pakraipa sveikatos prevencijai, kur mes būsime nepralenkiami ir unikalūs. Ir vat kaip šiandien Orianas per paskaitą sakė, tikrai bus zinobiotik preparatas vienas iš populiariausių zinzino preparatų, taip kaip omega dabar yra labai labai populiarus, taip kad zinobiotikas bus vienas taip pat iš tų populiariausių. Ir šiandien dienai praktiškai kiekvienam žmogui tai būtinai reikėtų skirti tiek zinobiotiką, tiek omegas. Jolanta, matau ranką kelia. Jolanta, tavo žodis. Labas. Sveiki. Man kilo idėja tokia. Pati buvau sunegalavusi praeitą savaitę, penktadienį, ir dėl skrandžio uždegimo. Galvoju, pati viską vartoju, balansų, aliejų ir šitą, bet aš pergalvojau, ką aš valgau. Realiai, aš nežinau kaip kitiem, bet sunku kažką nusipirkti, pavyzdžiui, parduotuvėje sveiko. Daržovės nenormalios, aš jau pykstu, negaliu pomidorų žiūrėti, nes absoliučiai be skonio. Agurkai be skonio, be kvapo, nėra ką valgyti. Aš nežinau, tai man kilo mintis, galbūt kažkas tai maitinasi sveikai, pavyzdžiui, vegetariškai, arba kažką tai tą pusę, nes mėsa visiškai nenormali, absoliučiai. Kalakutieną nusipirkau, iškepiau, tai atrodo popierių, kartonas, žinot, kaip būna. Gal jinai tokia yra, bet vis tiek nenormali. Tai va, tai irgi tokia sukasi mintis atsisakyti mėsos arba bent jau palaipsniui kažkaip, nežinau. Tai gal galėtume padaryti kažkokį susiejimą, kaip darydavom mokymus, tokius team buildingus vadinamus. Tai kas nors galėtų pasidalinti iš vegetarų, pavyzdžiui, kokį maistą gamina ir pamokinti kažką pasigaminti. Bent komponentus pagrindinius, derinius pagrindinius, iš kur, kaip, ką, nes daug šnekam apie mitybą, labai super, mūsų papildai super, bet o ką prie tų papildų, ta prasme, o ką mes apskritai valgom, pasidalinam, nes mane, sakau, žinokit, panika pradėjo imti. Eini parduotuvę, nėra ką pirkti. Arba turi, jeigu turi atitinkamas pajamas, tai galbūt ten turguose, dar kažkur tai, bet kažkaip norisi iš esmės pakeisti mitybą. Ačiū. Tai čia tokia mintis, kad pasimokytume receptų kažkokių ar derinių, kažkokių ar iš riešutų, ar iš kitokių dalykų, žodžiu, taip. Iš tikrųjų puikiai idėja, aš manau, kad tikrai mūsų tarpe yra, kad kiekvienas, jeigu pasiruoštumėm po kokius 2 receptus kaip minimum, savo patirtim pasidalintumėm, arba keletą receptų, kaip mes naudojam, ką mes valgom papildom. Taip, nepaslaptis, kad parduotuvėse, ypač mažose parduotuvėse, tai tas maisto asortimentas, tos tokios mažytėse rajono parduotuvėlėse, maisto asortimentas yra toks skurdus, kad ten yra tik tai perdirbtas maistas, vakumuotas maistas ir paruoštas maistas vos ne valgymui čia ir dabar, žinai, kažkokie daviniai. Tai yra ypatingai skurdus ir ypatingai prastas. Dėl to, ateityje manau, kad mums tikrai bus daug sveikatos problemų, nes ypatingai vyresnio amžiaus žmonės, jie tingi važiuoti kažkur toliau, arba net neturi mašinų, sunku jiem vaikščioti, tai jie net nenuvažiuoja link tų didžiųjų parduotuvių, kur yra didesnis asortimentas. Bet tos mažose tai iš tikrųjų tragedija yra. Ir valgant tą maistą tikrai bus daug sveikatos problemų. Tai pasidalinti patirtimi tikrai verta ir manau, kad čia turim
tikrai daug patirčių ir manyčiau, kad mūsų grupė yra unikali ir tikrai galim pasidalinti. O galbūt ir tuos teambuildingus, kad daryti tokius workshopus vadinamus, ruošti kartu, daryti, eksperimentuoti ir bus labai naudinga. O aišku, ūkininkai tinkamesnis būdas pirkti iš ūkininkų vienareikšmiškai, ypatingai lietuvių ūkininkų, kurie čia Lietuvoje augina, tai bus tikrai naudingiau, bet jeigu kalbėti apie atvežtinės daržovės, tai reikia nepamiršti, kad jos labai prastos kokybės bus, nes jos nuskinamos dar neprinokusios pilnai, tokiu būdu jose yra žymiai mažiau maistinės vertės ir skonio, ir kvapo, ir maistinės vertės, ir nuo tos žemės, kurios užaugintos, priklauso, kiek tų maistinių medžiagų yra maiste. Jeigu jos vandenyje užaugintos, mineralų bus mažiau. Tai bėdų turim daug. Vytenis kelia ranką. Jolanta, labai gerą temą uždavei. Tiesiog pasidalinsiu savo patirtimi. Kai pradėjau integruoti Zinzino sveikatos protokolą, tai po pusės metų pradėjau gamintis pats tiesiog pietus. Po to įvedžiau šeštadienio protarpiavimą ir sekmadienį tiesiog cheat day. Tai reiškia, pas mane sekmadienis yra ta diena, kai aš valgau, ką noriu. 5 dienas per savaitę valgau, ką pasigaminu anksti ryte, pusryčiai pietus, vakare linčeikas. Pas mane yra labai paprasta. Įsidedu dar ką inovaciją padariau, tai linčeikas, skaidulos ir papildomai baltymų, nes ten biškai man trūksta baltymų. Bet, pavyzdžiui, jeigu vienus baltymus perku iš, tarkim, MyProtein, kas nėra labai gerai, bet, kol kas iš ten perku. Tai visiškai nevirškina manių normaliai, aš tiesiog prisiminiau, kaip blogai galima jaustis išgėrius tiesiog jų to šeiko, aš nežinau, kaip žmonės geria jį, turbūt geria ir pučiasi ten paskui visi. Ta prasme, bet kai įsidedi skaidulų ir linčeiką dar vieną ir plus dar baltymų, super. Gaunasi labai geras mišinys. Ir iš tikrųjų tikrai labai gera idėja yra, nes pacientai, kurie pas mane jau taip, sako, gerai, Vytenė, naudoju sveikatos protokolą, valausi pagal tavo programą, žarnyną ir kepenis ir visa kita. Ir kaip dabar su to maistu? Kai jie prieina prie to klausimo, tada aš jiem tiesiog parodo, kas yra labai paprasta iš tikrųjų. Taip, turgelis, turi žinot turgelį, turi žinot žmonės, pažinoti jos, turi bendrauti su jais, nes nekiek turgelis tai dar nereiškia, kad ten geros prekės bus, turi įsikalbėti, netgi per pažintis rasti tuos prekeivius, kurie tikrai, daugmaž ten viską gerai atveža. Ir po to yra vieni, kurie fermentuotais užsiema, fermentuotom daržovėm dabar iš tikrųjų viską fermentuoja. Ir dabar žiemą pomidorų ir agurkų tai neverta valgyti. Yra tokie dalykai kaip špinatai arba žolės, kurios auginamos ant lempų, ta prasme su lempom ir normaliai žemės ūkininkai augina. Ir ta prasme daržovės vienos angarų paruošiamos, dalis žalių ir dalis fermentuotų. Ir ta prasme reikia, kad būtų santykis labai geras, bet irgi aš to pats pradėjau norėti. Su Jonu Damkum mes kalbėjom ir jisai apie tai labai aiškiai papasakojo, kaip jisai kai kurio maisto net nenorėjo arba jisai suvalgydavo to maisto ir sustodavo pas jį, reiškiasi, virškinimas. Jis nėra bakterijų, nėra kas išskaidytų viską tenais ir panašiai. Kuomet užsiauginamos kolonijos plus prebiotinės skaidulos ir reikia, kaip sakant, ir pasėt, pašert jas ir polifenolių reikia, tai mes, žodžiu, viską turim, ko mums reikia, kad auginti tą mikroflorą, ir tai yra procesas. Ir kai aš per pusmetį užsiauginau tam tikras bakterijas, jos pradėjo sakyti, Vytenį, duok mums realių dalykų. Ir aš pradėjau iš tos intencijos, nes tai reikia keltis valandą anksčiau, reikia iš vakaro pasiruošti, reikia šeštadienį susipirkti šį bei tą turgelį, reikia paskui parduotuvėje irgi kai ką susipirkti. Vienoje vietoje nerasi visko. Žodžiu, yra reikalų, bet kai tu jautiesi, kaip tu gerai jautiesi, tai tu tai darai, ir tu net nesusimastai. Paskui, kai aš išvažiuoju, pavyzdžiui, kelionę, aš paleidžiu save. Anksčiau aš biškį bijojau, galvoju, kas bus, nes galiu priprasti vėl prie blogo. Bet tu, kai grįžti namo, vėl į bėgius, nes ant tiek yra įdirbis,
kad tu gali į komandiruotę kažkur išvažiuoti ir aš tada per daug nepergyvenu, aš tiesiog leidžiu savo truputėlį nuo grandinės, nuo grandinės atsikabinti, po to grįžti ir vėl grįžti prie savo gerų dalykų. Tai tikrai labai gera idėja, per team buildingus galėtumėm kažkokią sodybą įsinuomoti, kur yra virtuvė tokia, normalesnė ir galėtumėm tikrai pasidaryti. Labai būtų, pafilmuot galėtumėm, iš tikrųjų būtų labai įdomu. Jo, beje, puikiai idėja, iš tikrųjų galima, labai dažnai dabar atvažiuojame mes į team buildingus su maistu savo. Tai būtų geriausia idėja gamintis jame, tenai gamintis ir pafilmuoti ir pasakoti, dalintis patirtimi, manau, kad tokiu būdu dar įdomiau netgi būtų. Puiku. Tai klausimas, kada darom team buildingą? Pavasaris jau atėjo, žiemą darėm, dabar pavasaris atėjo, reikia per Velykas, po Velykų daryti galbūt kažkada, tai kada čia tos Velykos, vėlyvos šiais metais lygtais, ne? Jo, pritariu, manau, kad ir Asta Keturkienė, ir Austra, ir Marijus ten turi daug patirties, kur ką gaut, kaip užauginti arba iš kur kaip pasirūpinti. Plus, nemažai tų vietų, kur įmanoma gauti. Ta pati šalia mano ofiso, ta Bobos daržas parduotuvė, kai ką galima iš ten gauti. Tiesiog pakeisti kažkiek pirkimo įpročius, nes mes pripratę biški į Maksimą ten ar Lidlą varyt ir ten viską supirkinėt. Trupučiuką pakeisti tą įprotį ir pagalvoti, kur aš galiu tai gauti. Yra tų vietų, taip kažkiek tai kainuos daugiau, bet ir laiko užims daugiau, bet žiūrint. Aš manau, kad kiekvienas mes galim pasidalinti patirtimi. Nes tie, kas nori, kas ieško, jie galbūt ne viską žino. Tai būtų labai smagu, jeigu pasidalintumėt patirtimi ir tikrai praplėstumėt mūsų akiratį. Jonai, norėčiau pasisakyti, labą vakarą. Labas. Kadangi su maistu biški bendro turėjau gyvenime, tai su gan dideliais kiekiais. Tai atsakydamas į klausimą Jolantos, galiu pasakyti, kad ką aš šiaip patarčiau ir patariu, ir visada patardavau. Aš patarčiau rinkti žuvį arba krevetės. Aišku, Lietuvoje yra problema, kad gan sunkiai įperkama yra žuvis. Ta prasme, vidutiniai algai, šeimai su vidutiniam pajamom, arba ten minus kažkiek pajamom negu vidutinės, yra gan sunku įpirkti tą žuvį. Bet žuvis yra... Žuvį valgydamas niekada nepralaimėsi, nei baltymų kokybei, nei virškinime, ir yra ta žuvis gan prieinama, pavyzdžiui, ten jūros ešerys karališkas, tas raudonas toks, įdomi tokia žuvis, balta žuvis, bet kai jinai gan, sakyčiau, visai solid žuvis. O kas liečia vytenio klausimo reiškia, pasisakymo dėl baltyminio papildo, tai aš išvis nerekomenduočiau vyram gerti baltyminio papildo, pavyzdžiui, po 40 metų, kur yra whey, kur yra ištraukta iš pieno, o rekomenduočiau gerti tik tai formulę ISO 100, kur izoliuotas baltymas yra, ta prasme, arba kazeininį baltymą, kuris skaldosi ten 10 valandų, ožkos baltymą. Ir taip toliau. Tai sakyčiau, kad labai rekomenduočiau ISO 100 formulę. Ne pieno išaugų, o būtent izoliuotą baltymą formulę. O realiai dėl mėsos, dėl paukštienos, labai sudėtinga situacija, ypač tose mažose parduotuvėse, pats man pačiam maistas labai aktualu, tai galiu pasakyti, kad vieni turgaus nemėgsta, kitiem nepatinka, bet, žodžiu, realiai ir dar realiai reikia pažinoti žmonės ir visą kitą, tai sakyčiau, o su žuvim, jeigu pirkti parduotuvėje, tai sakyčiau, žuvį, nes, Bet vėl, tik didesnėse parduotuvėse, mažose taip nėra. Taip. O tose didesnėse Lietuvoje irgi yra problema, nes perkamoji galia lietuvių nėra labai didelė, dėl to tos kokybiškos laukinės žuvies praktiškai niekas čia neveža, o ta žuvis, kur yra, paprastai sakant, taip, dorada, vilkešeris, yra jūrinė, bet fermoje užauginta žuvis. Lašiša irgi jūrinė, bet fermoje užauginta
žuvis. Karališkas ešerys. Karališkas ešerys yra jūrinė žuvis, ne fermoje, jinai yra laukinė, bet jinai yra sausa. Dėl to omega-3 joje nebus daug, bet baltymai bus labai kokybiški, labai geri. Jo, aš tik dėl baltymų čia norėjau pasisakyti, dėl baltymų sprendimų. Dėl baltymų dar galėtumėm pratęsti temą truputėlį, nes šiaip labai įdomi tema, nes, pavyzdžiui, mes turime linčeiką, bet ten baltymų labai nedaug yra, bet labai gerai virškina. Nu kaip nedaug, ten normaliai tų baltymų, 30 gramų praktiškai baltymų, bet vėlgi mums reikia, taigi yra aminų rūgščių, mums reikia, tai ką parekomenduotumėjai pirkti konkrečiai, kokius šeikus, baltymus? Čia man klausimas, Vytenį. Taip. Matot, realiai labai priklauso amžiaus cenzas, nes, pavyzdžiui, vyram po 40 metų pieno išaugų labai gan dažnai nevirškina, labai dažnai. Moterim gal kiek paprasčiau. Aš šiaip rekomenduoju papildyti baltymą kazeininių proteinų nakčiai. Išgerti šeiką nakčiai gerą dozę, bet realiai iš mano patirties žmogus gali suvirškinti per vieną kartą vidutiniškai vėlgi, nes labai priklauso nuo žarnyno, labai priklauso nuo kasos, labai priklauso ten nuo visų kitų, nuo skrandžio. Tai aš sakyčiau, vidutiniškai nedaugiau negu 40 gramų gali suvirškinti organizmas per vieną, pavyzdžiui, valgymą. Tai kazeininio baltymo, pavyzdžiui, jeigu nuperki geros kokybės kazeino, tai labai geri būna rezultatai nakčiai išgerus, nes jisai labai lėtai yra skaldomas ir jisai labai gerus duoda rezultatus būtent raumens ląsteliai maitinti. Bet tu kalbi apie A2 kazeiną, ne A1? Realiai dabar daro, kiek aš žinau, dabar daro ir vieno komponentų, ir 2 komponentų. Nes tas A1 kazeinas, jisai alergiją skatina, žinai, ir nevirškina kai kas alergiją. Jo, bet čia yra sekanti problema. Čia jau yra sekanti problema. Čia jau yra sekantis klausimas. Jeigu mes kalbame apie sprendimą baltyminio reiškia padavimo baltymo į organizmą, tai sakyčiau, labiausiai aš būčiau linkęs, kaip ir konsultavau ir treniravau žmonės, tai nakčiai kazeino. O jeigu dienos metu, tai, nežinau, nieko geriau už izo formulę, izo 100, ten, kur beveik nėra, sakykime, angliavandenių, cukrų, yra vien baltymas izoliuotas. O dar noriu pabrėžti dėl baltymų šiaip, jeigu kas valgo žuvį, vištą ir taip toliau, tai dažnai žmonės daro klaidą, valgydami vien baltymą, nes vėlgi per savo patirtį 25 metų valgymo daug, noriu pabrėžti, kad baltymas jisai labai blogai virškinasi be angliavandenių. Ir jisai pradeda pūti, ir jisai pradeda viduj sunkumas, ta prasme, tu gali tos ląstelienos ten belenkiek į save prikaišyti, bet jeigu tu angliavandenių neduodi, praktiškai, kai sako ta vadinama bezuglivodkė, be angliavandeninis, tos dietos tokios, tai aš sakyčiau, kad 50 gramų į parą arba 70 jau yra bezuglivodkė ta vadinama. Tai bet bent kažkiek tai reikia paduoti, nesvarbu ten koks glikeminis indeksas bus, sakyčiau, kropų ten arba kažko tai tokio reikia paduoti organizmus, jeigu kad būtų virškinimas, bet kuriuo atveju. Tikrai tai būtinai. Dėl aminų rūgščių atskirai naudoti jas, nes jos kaip ir dedamoji medžiaga yra, kitaip tas baltymas ten nesusistruktūrizuoja. Ne, tai aminų rūgštis, ar tu vadinsi aminų rūgštimis ar baltymų, tai yra vis tiek iš tų aminų rūgščių. Taip? Aš sakyčiau, kad iš aminų rūgščių geriausias sprendimas yra superhidrolizė. Hidrolizuotos aminų rūgštys, superhidrolizoje būna skystoj formoje, jeigu tu nori salduoti organizmą tikrai kokybiškai, tikrai kur praeisi pateks ląstelė, tai superhidrolizė yra formulė, kur tikrai bus susmulkintas baltymas iki smulkesnių dalelių, kitaip sakant. Taip, superhidrolizuota. Tai va, Vyteni, matai, puikių ir tau naujienų. Tai aš manau, kad mes šitoj temoj tikrai galėsim daryti gal ir atskirą susitikimą su pasidalinimu patirtim, kur perkam, ką perkam, kaip gaminamės. Manau, kad čia bus tikrai visiems įdomu. Na, o pagrindinis dalykas, tai reikia nepamiršti, kad mes darom verslą. Ir pagrindinis šio mėnesio aspektas yra plėtra. Tai plėtra duoda rezultatą.
Jo, tai stengtis pagalvoti, kad kiek galėtumėm pasikviesti naujų komandos narių, partnerių ir pagalvoti galbūt apie naują kažkokią tai rinką. Galbūt galim išeiti į naujas rinkas, nes iš tiesų dabar labai aktyviai prasidėjo plėtra ir verslas Indijoje. Ir sakyčiau, mums vis tiek reikia ieškoti variantų, kaip išeiti gal ir į tą rinką. Labai aktyviai plečiasi Europą. Labai silpnai dar pajudėjus yra Lenkija, kuri šalia mūsų yra. Tai gal mes turim išėjimo kontaktų į Lenkiją pagalvoti. Turkija labai vystosi aktyviai, Amerika labai aktyviai vystosi. Pietų Amerikos dabar šalis atsidarinėja. Taip kad mums reikėtų pagalvoti, kaip mes galbūt susirasim kažkokių tai potencialių kontaktų. Gal kažkas rekomenduos mums. Jeigu tiesiog tas žmogus, kuris yra toje šalyje, gal jisai sako, neįdomu, gal paprašykime rekomendacijų, gal jisai gali parekomenduoti kažką. Na, žodžiu, ieškokim būdų, kaip galėtumėm išeiti į pasaulinės rinkas ir tokiu būdu, na, praplėsti savo tą komandą. Tai sakyčiau, tai yra labai svarbu. Dabar darbas su komanda ir kuo aktyvesnis. Tai puiku, ačiū labai už pasidalinimą. Galbūt pabaigai dar kažkas tai turit klausimų, ką norėtumėt paspręsti? Kol kas klausimų nėra, ne? Gerai, tai kviečiu būti aktyviem. Taip sakau, pradėkite pokalbius, bent jau 3 pokalbiai per dieną, 3 SMS-ai, 3 žinutės, 3 pokalbiai, 3 skambučiai, 3 e-mailai, nesvarbu. 3 kartus tikrai čia nereikia nieko laiko, bet iš tų 3 pokalbių, žiūrėkite, atsitiks vienas susitikimas kaip minimum. Ir tas vienas susitikimas, jisai gal neduoda rezultato, jeigu jisai būna vieną kartą per savaitę. Dar mažiau rezultato duoda vienas susitikimas, jeigu jisai būna kas mėnesį. Aš jau nekalbu apie metus. Tai vienas susitikimas kiekvieną dieną, galbūt per pietus kažkas, tai kas ne visą laiką skiria dzinzino, tik tai šalia savo pagrindinio darbo. Gal per pietus susitikit, vis tenkite su kažkokiu nauju žmogum pabendrauti. Tai duos rezultatą. Ilgainiui vis tiek tai duoda rezultatą. Tai va, tai būkim aktyvus. Ir kviečiu dalyvauti to savo verslo plėtroje. Nuspręskit, kaip jūs norit jį plėsti, kiek jūs norit, kad jisai plėstųsi. Ir kaip čia Vanagas pasakė labai įdomiai, gyvenimas tai yra kelionė, o tikslas tai yra tik tai sustojimas, tarpinis sustojimas. Tai bet kokiu atveju kelionę mes žinom, kad keliausim su Zinzino, žinom, kad mums patinka, žinom, kad mes būsim čionais ir vystysimės, o tikslą, kaip tą tarpinį tokį sustojimą, tai šį mėnesį nusistatykim. Kiek mes norim, kad mūsų komanda užaugtų, kiek mes norim, kad būtų 1, 2, 3, 4, 10 žmonių komandoje. Pagal tai galima žinoti rezultatą. Tai šis mėnesis, aišku, egzekutyvą pasiekusiems duos unikalią galimybę, nes dvigubą atlyginimą. Egzekutyvo dvigubą premiją teisingiau. O tą egzekutyvą, tos 3000 kreditų šį mėnesį pasiekti, yra ypatingai lengva, kai duoda už vieną partnerį 450 kreditų. Tai dar aš žinau, kad pas kai ką iš jūsų yra vienoje pusėje kreditų susikaupę jau. Yra bankingas vadinamas. Tai reiškia, kad atėjęs vienas naujas partneris į tą jūsų silpnesnę koją, iš tos stipresnės, kurioje jau yra susikaupęs bankingas, jums atiduos dar 900 kreditų. Tai viso gausis už vieno partnerio atėjimą pas jūs, gausis 1350 kreditų. Tai reiškia, jeigu 2 partneriai ateina, praktiškai jūsų egzekutyvą pasiekėt. Už egzekutyvą premiją dar moka. Tai šis mėnesis yra, sakyčiau, labai unikalus. Dėl to reikia pasiraituoti rankovės ir eiti į priekį. Jolanta, žodis tau. Labai unikalus mėnesis, labai faina, bet aš noriu pasiūlyti bendrus skambučius daryti. Ar būtų galima, pavyzdžiui, tie, kurie visą dieną jau skiria verslui, bet, pavyzdžiui, ryte, ar ne ryte, ne ryte gal, bet kažkuria tai valandą paskambinėti kartu visiems.
Man norisi tokio peties šalia, tokios komandos rato, kažkokio ratelio. Man vienai neišeina, žinokit. Okay. Aš nukreipiu dėmesį kažkur, man pavogia laiko kažkas tai, arba ten padarau kokį vieną nerimtą skambutį. Nu, žodžiu, o kai kartu, va, taip darytume, tai, nu, niekur nesidėtum. Tada tu skambini, tada aš skambinu, kartu pabūnam kokią valandą. Nu, tikrai kasdieną tai, nu, padarytume po kelias skambučius, po ne vieną. Po trumpus, bent pakvietimus, ne tuos, kur kalbamės, kaip tu gyveni ir panašiai, bet pakvietimus sustikti. Turbūt bendrų skambučių toksai darimas, jisai galėtų būti, tik tai mes tada kiekvienas turim pasiruošti bent po 3 potencialius kontaktus ir tada skambinti. Tai skambučių sesijas tokias daryti. Tai galima daryti, aš sakyčiau, tai reikėtų online daryti, kiekvienas savo namuose pasijungiam Zoom'ą, tada vienas skambina, kiti klausosi, paskui aptaria, tada kitas skambina, vis klausosi, aptariam. Tokiu būdu greitas tobulėjimas, aišku, vyksta skambučio ir toksai, na, vidinis tam tikras toksai įsipareigojimas. Nežinau, kiek čia tų norinčių būtų tokiem skambučiam, ar čia bus daug norinčių ar ne, bet... Jonai, galiu biškį įsiterpti. Man tai gerai, patinka. Šiaip kiek analizę dariau iš naujų partnerių, nes tikrai nemažai atėjo naujų partnerių pas mane per pastaruosius mėnesius. Tai, jeigu taip segmentai sudėliojus, reiškiasi, mūsų darbo specifika, kuri labai paprasta yra, tai vadinasi, mums reikia naujų žmonių, ne? Tai yra žmonių verslas, kontaktų verslas šiaip jau. Tai kažkiek mes jų turim, naujai atėję į verslą, kažkiek mes jų turim, tai tų vadinamų šiltų kontaktų, kur yra know me, like me, trust me principas, ir atrodo visi jų turim, jeigu gyvenam ne vienerius metus, ne? Ir tada tas sąrašo sudarimas, etapas vienas ir kažkaip atrodytų jį kaip ir aptarė, bet žmonės daro sąrašą ne iš tų, kurių reikėtų daryti. Net kartais atrodo norisi pasimti jo telefoną, to žmogaus ir sakyti, parodyk savo Facebooką ir, ta prasme, renkam, nes atrenka visai, dažnai ne tuos, toks pastebėjimas, kuriuos reikėtų. Sudėtingus tokius žmonės atrenka, kur iš tikrųjų sunku su jais, kai tuo tarpu yra tikrai variantų, kur lengviau būtų galima ir į klientus įtraukti, ir į partnerius. Tada stringa pakvietimas, nors atrodytų, yra ir Express Start ir panašiai aprašyta, bet mes, kai darydavom su komanda tos drillus vadinamus, praktikuodavomės pakvietimą, tai tikrai reikia tą daryti, nes tiesiog netinkamai pakviečia. Ir tada apsikrauna klausimais, ta prasme, siunčia informaciją visokią nuorodą ir tas žmogus taip ir neateina iki susitikimo. O kuomet jau jį atveda į link susitikimo, jau čia mentoriaus tada yra problema savotiška. Daugumoj, ne? Tai vadinasi, jau viskas, jau mes tada perinam į tą fazę, kur mes tikrai galim tą ranką ištiesti ir padėti, kaip ten jau vyks, čia irgi jau nuo Dievo ir nuo likimo ir nuo daug ko priklauso. Ir toliau sekantis etapas yra paskui ryšio formavimas. Ir dažnai mentoriai mes įtraukiam ir po to truputėlį atsipalaiduojam ir kai vyksta mokymai, nepakankamai pastangų dedam ryšio formavimui. Ir manom, kad mes jau viską žinom, o žmonės labai jautrus, verslo pradžioje jiem tai yra kaip, toks kaip vaikas, ne, mes jau tą esam aptarę. Ir ta prasme, jeigu mes kažkur dėmesio neparodom, kažkur tai ten jį pakritikuojam, kažkur tai, vėlgi įvairių žmonių yra jautresni, vieni kiti netokie jautrus, bet tas ryšio formavimas. Ir jeigu tą fast starto etapą mes padarom tos 4, ten 2 partneriai, 4 partneriai ir viso 10 klientų, viskas, tas žmogus įsivažiuoja. Bet kita problema su fast startu yra, visgi challenge'as yra tie 2 partneriai ir tie 4 partneriai paskui. Klientus daugmaž pasidaro, bet partnerius kažkoks yra blokas vidinis,
vat kaip pas Jolantą, ne? Reiškiasi, aš vat nusprendžiu ir nepadarau. Kodėl? Tuo, kad sabotažas yra vidinis. Kažkur tu viduje netiki, kad tu verta galbūt, vat, pavyzdžiui, verslą šitą išvystyti. Kažkur tais tu iki galo nesi nusprendus, kodėl tu būtinai turi išvystyti šitą verslą. Ir kažkur tavo vidinės tas vaikas ar paauglys, ar ten įvairūs tie identitetai, santykė su kitais žmonėmis, kurie yra užsimezgę, sabotuoja tiesiog tavo dienotvarkę. Kai tu nusprendai skirti laiką verslui ir tu kažkas tai iš tavęs atima, tai iš tikrųjų tu pati bėgi nuo to. Tai čia būrelėje, kaip alkoholikų klubas, kažkiek yra lengviau būrelėje, bet vis tiek tu turi išmokti pati tai daryti, supranti? Tai mano tokie pastebėjimai. Tai reikia pakartoti etapus, kur mes stringam, ir tada viskas bus gerai. Tai Jolanta, 11 val. Rytoj susijungiam, kalbėsimės. Nuo 11 iki 12. Gerai. Pasijungsim Zoom'u. Iš tiesų, Vyteni, tu labai teisingai pasakai, čia yra vidinės kažkokios ar baimės, ar netikėjimai savimi, ar kad pavyks, ar tikslo neturėjimas, daug visokių būna. Ir aš manau, kad šitą variantą mes dar irgi galėsim pagryninti, išmastyti, nes čia yra psichologinio tokio klausimo aspektas. Aš manau, kad norėčiau bent jau pakviesti vieną tokį specialistą, kuris beje irgi, kurį kviečiame dabar į verslą prisijungti, kuris yra šitų klausimų, psichosomatinių klausimų ir instrumentų žinovas ir taikytojas. Ir jisai galbūt padėtų atskleisti galbūt tuos aspektus, kodėl vienu ar kitu atveju nesigauna arba nesiryžtam imtis kažkokio veiksmo. Kodėl ten nesiryžtam tvarkytis namų, žinai, arba ten, kodėl nesiryžtam paskambinti. Tai yra kažkokie blokai, kuriuos jisai gal padėtų išimti tuos blokus ir tada atsirištų visas verslas. Tai manau, yra toksai partneris, mes su juo penktadienį susitinkam, šį ir pasikalbėsim, pažiūrėsim, gal pakviesiu šį, gal paskaitą paskaitys, gal kažkokią tai tokią workshopą padarysim, tokį bendravimo, tokį susirinkimą ir manau, kad jisai gal padės atskleisti mums tas vidinės kiekvieno savybės ir palengvinti, pagerinti tą rezultatą, kurio mes siekiam. Tai ačiū labai visiems už susirinkimą šiandien. Dar kartelį ECB akcija įjungta. Kas neturit, arba vieną partnerį pasikviečiat ir jumis įjungia, arba ECB rinkinuką įsigyjat, arba per klientinius taškus susirinkam 8 ir tada mėnesio gale jums visi kreditai jau bus patrigubėję. Nes trigubėjimas kreditų vyksta mėnesio pačiam gale. Reiškia, tą, ką per mėnesį kaupiam, mėnesio gale rodo trigubai didesnius. Ir tokiu būdu tą mėnesį mes pasiekėm naują titulą, už naujo titulo pasiekimą moka premijas ir panašiai. Ir taip mes uždirbam. Taip, kad geros dienos, geros savaitės, būkim aktyvus, minimum 3 pokalbiai kiekvieną dieną. Ir dar vienas niuansas, kad mėnesis labai greitai bėga ir tiesiog netidėti į bagalą. Stengtis padaryti tą minimumą kuo greičiau, kad paskui liktų laiko maksimumą padaryti. Ačiū, Vyteni. Tik iš ties. Dėkui ir sudie. Ačiū. Viso gero.